naujųjų belaukiant dar keletą akimirkų praleiskite su žiniomis. Menininkas Algimantas Jasilionis, visiems geriau žinomas kaip Pupų dėdė, vėl bando nustebinti Lietuvą. Surinko Kalėdų senelių orkestrą. Rodo Ieva Dyraitė. Nors Kalėdos jau baigėsi, bet panašu, kad tikrai ne Kaune. Esame Kalėdų senelio ypatingoje rezidencijoje, kur dešimtys Kalėdų senelių šoka ir dainuoja. Jie sudaro visą Kalėdų senelio kapelą. O visas šis orkestras namuose pas Lietuvai puikiai pažįstamą menininką, kuris geriausiai žinomas Pupų dėdės vardu. Anksčiau jis garsino Lietuvos vardą su pudeliais keliaudamas po pasaulį. Dabar žada nustebinti surinkdamas rekordinę Kalėdų senelių kolekciją. Viskas prasidėjo nuo to Kalėdų senelio roboto didelio. Jisai Amerikoje, pasaulio lietuvių centre Lemonte, stovėjo vitrinoje žaislų parduotuvėje ir atsiuntė iš Amerikos vienam giminaičiui Kaune į Lietuvą. O tada menininką pakerėjo šventinė dvasia ir namuose seneliai pradėjo rastis vienas po kito. Matome saksofonistą, kuris ir šoka ir groja saksofonu, o čia labai panašus jį tarsi dvynys. Jam pritarė šokiu. Čia matome dar du saksofonistus, kurie praturtina tą kapelą savo grojimu. Nu, va čia dar matote kitus, kurie irgi papildomai kažką daro, kad būtų linksmiau. Menininkas seneliams kėlė nemenkus reikalavimus. Šie turėjo gebėti ką nors padaryti, dažniausiai arba šokti, arba dainuoti. Nieko vertas Snieguolė. O čia Kalėdų senelis, kuriam širdį dar nesutema. Ir šita Snieguolė, jai patinka tas Kalėdų senelis. Ne tik seneliai, bet ir eglutė Pupų dėdės namuose išskirtinė. Menininko tikslas surinkti didžiausią kalėdinių senelių kolekciją Baltijos šalyse ir pasiekti rekordą – surinkti didžiausią Kalėdų senelių orkestrą. Ta bandys padaryti kitais metais, tad Pupų dėdė siunčia linkėjimą naujų metų proga. Kad visos svajonės, kurios nesipildė praėjusiais metais jūsų, išsipildytų šiais metais. Ieva Dyraitė, Alius Koroliovas, Kaunas.